Naujiena visiems. Čia yra maišiukas, o jame aparačiukas. Nepatikėsit, kol nepačiupinėsit. Čia yra technologija, kuri išgydo arba stipriai apgydo daugiau kaip 2000 ligų, palaiko sveikatingumą ir suteikia energijos bei jėgų. Viena šios technologijos dalis yra aparatas, kuris randasi šiame maišiuke, o kita dalis yra pagrindinė šios technologijos esmė. Ir tai yra hercai, kurie yra perduodami žmogui per šį aparatą tiesiai iš interneto ir visiškai nemokamai. Šioje interneto svetainėje esančius dažnius paruošė internacionali mokslininkų grupė ir davė nemokamą priėjimą visiems. Jei norite sužinoti visatos paslaptis, galvokite šiais terminais: energija, dažnis ir vibracija. Nikola Tesla. Dauguma jau žino apie žmogaus energiją, bioelektromagnetinius laukus ir jų poveikį, todėl šią dalį aš praleisiu, o apie tai, kaip pasidaryti aparatą ir jom naudotis, pradėsiu nuo istorijos, kaip visa tai atsirado. Štai eilinis įrodymas, kad pasaulio valdovai nenori mūsų progreso. 1920 metais Royal Rife sukūrė pirmą pasaulyje ultravioletinį mikroskopą su padidinimu 50 000 kartų, leidžiantį pamatyti gyvą virusą. Po 15 metų Rifas sukūrė dažnuminį generatorių. Rezonuodamas su viruso dažniu, spinduliuotė pažeisdavo patogeninę mikroflorą, netraumuodama aplinkinių audinių. Ar jūs matėt šiuos išradimus, nors eksperimentai su dažnuminiu generatoriumi pakartojo mūsų amžininkai, patvirtino metodo paprastumą ir efektyvumą, kovojant su virusais ir patogeniniais organizmais, bet kažkodėl oficiali medicina atsisakė pripažinti šį išradimą. Keli faktai apie daktarą Raimondą Royal Rifą, žmogų, kuris naudojo elektromagnetinio dažnio terapiją. 1934 metais Rifas aparatu išgydė 16 nepagydomai sergančių pacientų, sergančių įvairiomis vėžio formomis. Pirmieji 14 pasveiko per 70 dienų, likusieji 2 pasveiko po 3 savaičių. Neįtikėtina, bet pacientams prireikė tik 2 po 3 minutės trukmės seansų per savaitę, kad visiškai pasveiktų. Tais pačiais metais, 1934 metais, daktaras Morisas Fishbeinas įsigijo visas Amerikos medicinos asociacijos akcijas ir bandė nusipirkti teisės į Rife aparatą, bet jis atsisakė parduoti. Po šio bandymo daktaro Rifo laboratoriją sudegino padegėjai ir visi tyrimai, patvirtinę daktaro Rifo darbą, dingo. Iki 1944 metų visi daktaro Rifo tyrimų šalininkai mirė arba nebepripažino jo darbo, jo tyrimai tapo diskredituoti. 1971 metais daktaras Raimondas Royal Rifas mirė be pinigų, būdamas 83 metų po širdies priepuolio dėl atsitiktinio alkoholio perdozavimo. Bet šiais laikais naujausi tyrimai apie Rifo darbą daugelį medicinos žurnaluose rodo tą patį. Rife terapija suteikia nuostabių rezultatų. Ir net tradicinė medicina jau kurį laiką naudoja dažnio terapijas, tik apie jas plačiai nekalba. 2022 metais Tesla Medbed Technology pradėjo masinę medbedų, lietuviškai medicininių lovų, gamybą, gerinti sveikatai ir gydymui, kuriomis kelių metų bėgyje bus aprūpintos Amerikos gydymo įstaigos. Šiuo klausimu neatsilieka ir Japonija bei kitos šalis. Bet kol tai dar tik ateina, šiuo metu gydymo įstaigose galima pamatyti įvairius aparatus su skirtingom programom įvairiom ligom gydyti ar sveikatai gerinti. O internete nuo maždaug 50 eurų iki kelių tūkstančių galima įsigyti įvairius elektromagnetinio gydymo aparatus, kurie palaiko sveikatingumą ir gydo kai kurias ligas. Pavyzdžiui, šie aparatai yra skirti malšinti skausmą ir juose yra tik viena skausmo malšinimo programa. Arba šie 2 ir kelių programų aparatai, kurių galimybės jau šiek tiek didesnės nei vien tik malšinti skausmą. Kaip kad pavyzdžiui šis 2 dažnių zaperis.
arba kelių dažnių Raifo aparatas, kurie sukurti pagal daktarės Huldos Clark knygą Kaip išgydyti visas ligas. Zaperis ir Raifo aparatas yra prietaisas, kuris su elektra naikina virusus, bakterijas ir parazitus, gerina sveikatą bei malšina skausmą. Arba pavyzdžiui šis Biomedis Trinity aparatas, kuris turi ne kelias, o 215 programų gydyti įvairiom ligom ir galimybę papildomai įdiegti dar 1000 programų, bet kiekviena papildoma programa kainuoja, o šio aparato kaina be akcijos yra beveik 800 €, kas yra ganėtinai brangu. O aš noriu parodyti aparačiuką, kuris telpa į mažą maišiuką, kurį galima pigiai pasidaryti ir su kuriuo galima visiškai nemokamai bei laisvai prisijungti prie internete esančių dažnių grotuvo, kurį paruošė internacionali mokslininkų grupė, remdamasi pačio išradėjo Royal Raifo ir jo kolegos Pattersono Schmidto dažniais. Šis nemokamai prieinamas dažnių grotuvas turi daugiau nei 2000 nemokamų programų įvairioms ligoms gydyti bei stiprinti sveikatingumą. Ligų ir sveikatingumo sąrašas labai platus, nuo tokių kaip smegenų auglys, vėžys, AIDS, diabetas, paralyžius, kaulai, sąnariai, nugara, gripas, angina, kraujospūdis, peršalimas, kosulys, skausmas, žaizdos, nudegimai, raupai, nutukimas, riebalo tirpimas, tabako ir alkoholio atpratinimas, visų tipų uždegimai, karpos, grybeliai, iki tokių kaip kūno detoksikacija, imunitetas, nemigas, stresas, depresija, nuovargis, energingumas, Šumano rezonansas, čakros pagrindo šaknis ir taip toliau. Ir visas šias programas galima prisijungti per šį aparatą. Šis aparatas ir jo veikimo principas yra labai paprastas. Tai tas pats, kas iš telefono ar kompiuterio paleisti YouTube'os muziką per muzikinį centrą. Tik skirtumas tas, kad vietoje kolonėlės klausyti garsui yra pajungti variniai vamzdeliai. Ir muzikos neklausaisi, o laikaisi įsikibęs į varinius vamzdelius. Ir tekanti elektros srovė per kūną atneša reikiamus dažnius konkrečiai ligai gydyti. Muzikinio centro variantas tikriausiai būtų pats pigiausias tiems, kas jį jau turi. Ir blogiausiu atveju, neturint varinių vamzdelių, būtų galima atjungti garso kolonėlę ir tiesiog įsikibti į laidus. Bet kas nori turėti kompaktišką mažą aparatą, gali lengvai pasidaryti, o tam reikės adapterio su 24 V ir 4 A išėjimu, didelios galios skaitmeninio stiprintuvo, ampliferio su 2 išėjimais po 100 W, metras dvigubo audio garsinio laido 1,5 mm ir laidų gnybtai, bei variniai vamzdeliai tokio dydžio, kokio jums bus patogu laikyti. Visą tai galima rasti internete pas įvairius pardavėjus su įvairiomis kainomis. Visos reikiamos detalės vidutiniškai gali kainuoti nuo 40 iki 100 €, priklausomai nuo to, kiek pastangų įdėsite į paieškas. O jeigu kam nors paprasčiau yra tiesiog imti aparatą ir pradėti juom naudotis, tai galite paprašyti manęs ir už sutartą atlygį aš jums jį atsiųsiu jau surinktą bei paruoštą naudoti. Taigi, kai jau turite aparatą ir esate nusiteikę gydymui ar sveikatos gerinimui, prisijunkite jį prie kompiuterio arba savo telefono per AUX jungtį arba Bluetooth'ą. Šiuo atveju aš jungiu savo telefoną per Bluetooth'ą. Visų pirma, įjungiu ampliferį ir nesuku garso iki galo. Deganti lemputė rodo, kad ampliferis paruoštas naudojimui. Labai svarbu, kad variniai vamzdeliai nesusiliestų, nes tai yra pliusas ir minusas. Kai pliusas su minusu susiliečia, gaunasi trumpas sujungimas ir ampliferis perdega. Kai ampliferis yra įjungtas, o vamzdeliai nesiliečia, prijunkite jį prie savo telefono per Bluetooth'ą ir prijungus pagarsinkite savo telefoną 100%, tai yra iki maksimumo. Tada įsijunkite naršyklę ir į paiešką įrašykite syntez.top. Dešiniame viršutinėme kampe galite pasirinkti vieną iš 3 kalbų – anglų, rusų arba lenkų. Jei telefone naudojate Google Chrome naršyklę, tai galite nustatyti, kad naršyklė būtų verčiama į lietuvių kalbą. Pavažiavus į apačią, galite perskaityti ir plačiau susipažinti su šiuo projektu, kurį paruošė internacionali mokslininkų grupė.
Atkreipkite dėmesį, kai tik įjungiate naršyklę, viena programa jau yra nustatyta ir tai yra solfedžio dažniai. Šią programą, jei norite, galite palikti, o galite ištrinti ir pasirinkti kitą. Šiame dažnių grotuve galima vienu metu naudoti kelias programas, bet kiekviena programa turi savo seanso laiką. Todėl kuo daugiau programų naudosite, tuo ilgesnis bus bendras seanso laikas. Šį kartą pašalinsiu solfedžio dažnius, spausdamas ant užrašo vardas ir patvirtindamas programos ištrinimą spaudžiu gerai. Tada spaudžiu žalią užrašą ir iš sąrašo išsirenku programą. Pavyzdžiui, renkuosi programą ūmus skausmas ir spaudžiu ant jo. Štai, ūmaus skausmo programa įsikėlė. Kad pridėti antrą programą, vėl spaudžiu žalią ir iš sąrašo šį kartą renkuosi apetito trūkumas. Štai įsikėlė ir antra programa – apetito trūkumas. Šios dvi programos yra skaičiuojamos į bendrą seansą. Kiekviena programa parodo, kokie dažniai yra naudojami. Bendras dažnių skaičius matomas čia. Taigi, jeigu mes išsirinkome programas ir norime pradėti gydymą ne su garsu, o su elektra, kuri tekės per mūsų kūną, atnešdama mums reikiamus dažnius ligai gydyti, grotuve spaudžiame rite. Paspaudus rite, grotuvas paskaičiuoja bendrą programų laiką, kurį galite matyti čia. Kai viską pasiruošėte, spaudžiate play ir imate varinius vamzdelius į rankas. Kai varinius vamzdelius jau laikote rankose, po truputį didinate ampliferio garsą. Garso lygį pasidalinkite tiek, kad jums būtų patogu jausti elektros įtampą. Kuo daugiau garsinate, tuo stipriau trenkia elektra. Atminkite, yra programų, kuriuose dažniai yra maži. Tokiais atvejais kai kurie žmonės elektros įtampos nejaučia, net kai ampliferio garsas yra atsuktas iki galo. Jeigu ir nejaučiate, žinokite, elektra vis tiek eina per jūsų kūną su reikiamais dažniais, o jeigu vis dėlto tokiais atvejais norite jausti elektrą, tai sušlapinkite rankas, tai gali padėti. Jeigu seansas yra ilgas, tai seanso metu galite paspausti pauzę, atlikti savo reikalus ir vėl grįžę pratęsti gydymą. Taip pat, jeigu seansas yra ilgas, o gydymo metu jums reikia laisvų rankų, tai varinius vamzdelius galima įsikišti į kojines. Tokiu būdu per jūsų kūną taip pat tekės elektra. Nėra skirtumo, kaip laikyti varinius vamzdelius. Nepamirškite, žmogaus kūnas yra sudarytas iš daugiau nei 90% vandens. Ir paskutinis dalykas, ką turime žinoti. Vienas pilnas gydymas susideda iš 10 seansų. Atlikus 10 seansų, rekomenduojama eiti pas gydytoją ir pasidaryti tyrimus, tam, kad sužinoti, ar liga vis dar yra. Jeigu ligos nebėra, tai gydymas baigtas. Jei ji vis dar yra, tai pradėkite antrą gydymą, susidedantį iš 10 seansų. Gydymo gali užtekti ir 1, o gali neužtekti ir 5. Viskas priklauso nuo to, kokio sudėtingumo yra liga. Pavyzdžiui, pilvo skausmas ir smegenų auglys yra labai skirtingos ligos savo sudėtingumu. Dabar, kai jūs žinote, ką kaip reikia daryti, galite pradėti savo sveikatingumo turą. Būkite sveiki. Sėkmės jums.